Sveiki gyvi, jūs matote tiesioginę transliaciją iš Savanorių prospekto Vilniuje, tiksliau iš Žemaitės gatvės, sankryžos ties Savanorių prospektu. Šiuo metu čia vyksta policijos operacija, sulaikytas automobilis BMW, štai matot jį stovinti pirmo eismo juostoje ir netrukus turėtų būti sulaikytas jo vairuotojas atvestas. Trumpai paaiškinsiu, kas čia nutiko. Ne taip seniai didelės policijos pajėgos vaikėsi automobilį. Na, o dabar žmonės neša tokius štai bakus, talpyklas su degalais. Viskas prasidėjo, kai Kalinausko gatvėje šito BMW vairuotojas pasišalino, išvažiavo nesumokėjęs už degalus. Jį puolė vytis degalinės operatorius. Jisai važiuodamas iš paskos persekiojo bėglį ir pranešinėjo policijos pareigūnams, kurie kryptim juda. Na ir Žemaitės gatvėje, netoli sankryžos su Savanorių prospektu, automobilis buvo sustabdytas. Na, sulaikant dalyvavo mažiausiai 7 policijos ekipažai iš visų miesto galų, skubėjo į pagalbą, blokavo kelius. Matote, kai kurios mašinos stovi policijos prieš eismą. Na, dėl to, aišku, susidarė milžiniškos spūstis. Pareigūnai išsiveža talpyklas, kurios buvo rastos automobilyje BMW. Be to, pirminiais duomenimis rasta ir narkotinių medžiagų automobilyje. Maža to, ant mašinos yra užmontuoti vogti numeriai. Matosi, kad nusikaltimui buvo ruoštasi, tai buvo suplanuotas jau įvykis. Numeriai yra pritvirtinti aukštyn kojom. Tai iš karto matyti, kad arba tamsoje, arba nusikaltėlis žioplas buvo, arba labai skubėjo. Tai pavogtus numerius pritvirtino aukštyn kojom. Trumpai tiek apie įvykį. Netrukus LNK žinios. Žiūrėkite žinias, o mes jums parengsim išsamesnį reportažą ir parodysim apie tai, kas nutiko. Aš Jaunius Matonis, tiesioginę transliaciją baigiu. Skubėkite žiūrėti LNK žinias. Dėkuoju visiems už dėmesį. Vairuokite saugiai.